Paskutinį kartą Marijampolė Sūduva prieš Džiugą triumfavo jau prieš daugiau nei metus. Praėjusiame sezone, gegužės pabaigoje, Sūduva įveikė Žemaitijos sostinės komandą. Praktiškai nebejoju, kad bandymai sužaisti greitai. Bagužas jau šalia baudos aikštelės. Perdavimas pažemė ir ten savo vietoje Giedrius Zenkevičius. Kudinovas iš labai toli atodusis Telšių centrinėme stadione. Mingošas, o čia smūgis visgi galų gale gavosi. Labai toli nuo įvarčio buvo Dariušas. Nordanusas jau baudos aikštelėje. Perdavimas, smūgis. Belinskas. Oi, kokie čia šokiai su kamoliu. Smūgis! Aplodismentai. Nordanusas prieš Ivanovičių. Kaip sugeba kamolį kontroliuotis. O čia pažiūrėkime, kuo baigsi situacija. Nordanuso perdavimas, smūgis ir šalia vartų rieda kamolys. Vilniaus rajono Transinvesto. Neužtikrintai žaidžia Baturinas. Bela. 1-1. Krištienas Bela baudos aikštelėje. 11 metrų baudinys. Ir Baltrūnui geltona kortelė. Ir sprendimas nesikeičia. 11 metrų žymą parodė, čia net ir raudona kortelė. Vietoje geltonos raudona gauna Žygimantas Baltrūnas. Nordanuso žingsniai link kamolio, vartininkas į vieną pusę, Nordanusas į kitą, šauna strėlė ir 1-0, Telšių Džiugas priekyje. 7. Nino Nordanuso įvartis šį sezoną. Top Sport A lygoje. Tuo pačiu Olandas tampa 3-5 rezultatyviausių. Žaidėjas kupinas energijos, pakilęs nuo atsarginių suolo. Bagužas. Kamuolys baudos aikštelėje. Bela prašė kamulio, smūgis į vartų konstrukciją. Juos prie pergalės ir taip viskas. Finalinis Manfredo Lukienčiuko švilpukas, daugiau nei mėnesį trukusi pergalių sausra baigėsi Telšiams.